Jo, tai aišku, kad prisimenu, bet prisimenu dvi skirtingas. Tai viena buvo vaikiška meilė. Mums berods buvo po kokius, dar nebuvo mokyklos tuomet, darželį mokėmės, tai buvo, nežinau, gal 6 metai. Čia buvo viena, o ta brandesnė pas mane gan vėlai atėjo, gal 20. Kadangi aš darželio nelankiau, tai aš savo meilę itin labai gerai atsimenu, nes man tada buvo 8, jis buvo vyresnis, buvo populiariausias rajono vaikinas, ne tik kiemo, bet buvo rajono, žodžiu, geidžiamiausias vaikinas ir jis buvo už mane vyresnis, tai jam tada buvo 9 metai. Bet ta pirmoji meilė, kai abudu myli vienas kitą, ar vienas? Ne, tavo meilė. Nu, aš pirmą kartą įsimylėjęs, tai 6 metų gal buvau. Bet tada norėjau, kad ta mergaitė būtų mano sesuo kažkodėl. O kodėl tai buvo? Nu, nes norėjau visą laiką kartu būti. Galvoju, būtų sesuo, visą laiką būčiau. Ir paskui supratau, kad čia turbūt jau tą meilę vadinami. Tokia Emilija čia buvo, jinai lankė su manim kartu darželį. Netoli manęs gyveno. Nu ir aš ten apsvaigęs dėl jo, žinai, buvau. Bet mes vaikai buvom, tai aš nežinau. Čia yra simpatija, ten ta meilė, tai meilė visai kiti dalykai. Šiaip tai mano pirmoji meilė mama čia yra. Tai va. Baigėsi taip, kad jis mane paliko ir jis buvo tas vienintelis, kuris mano gyvenimo, kuris mane paliko ir man tai buvo labai skaudu. Vaikiškos meilės istorija baigėsi tuom, kad aplinkybės privertė mus išsiskirti. Išėjome mokytis į kitas mokyklas. Nežinau, kas ten vyko, bet gavosi taip, kad visos emocijos kažkaip taip žiauriai smarkiai užplūdo, išgirdus tą tokį neigiamą kažkokį atsakymą. Ir aš ten bėgiojau visas po Klaipėdos senamiestį. Ir tada grįžau atgal ir buvo atvažiavęs manęs pasveikinti mano draugas ir grupės kolega Jonas. Ir aš ateinu toks ten visas piktas, matau, kad stovi daug žmonių, žinai, visi galvoja, kur čia ką varom daryti. Ir Jonas man sako, Geri, tu apsiramink, kiek tu čia gali kažką šakotis. Ir jisai gerokai už mane aukštesnis, bet toks Tomo ir Džerio vaibas, žinai. Ir gavau ten porą, po to atsimenu tik tai, kad guliu ant žemės ir mane tiesiog taip paėmė vos ne į mašiną įmetė ir aš atsikėliau jau po to namuose. Bet po to aš supratau, kad jeigu bandysiu čia kažką šakotis, nieko vis tiek neįrodysiu ir tuo labiau bandydamas kažkaip tą pyktį išlieti, aš dar labiau lendu giliau, žinai, visą tą smalą. Laiškus. Nu, ta prasme, labiau mėgdavau gauti laišką, nes, nu, bet ir rašyti būdavo, nu, ta prasme, man sunku būdavo rašyti, nes buvau visai paraštis, bet, nu, taip nesugebėdavau parašyti, kaip, kad man mergaitė, mano žmona tiksliau parašydavo, bet jau kai gaudavau laišką, tai jau, nu, ta prasme, jau skaityti galėdavai po 100 kartų ir tos emocijos tokios tikros. Apskritai patinka rašyti laiškus. Aš suaugusi tik tai pradėjau rašyti ir savo pirmai suaugusiai meiliai ir vieninteliai savo vyrui ir dar iki dabar rašau laiškus, nes kartais man atrodo, kad tu rašydamas mintis, jie susidėlioji teisinga tvarka, kartais ir susimaišai, bet kai žmogus skaito, jisai supranta viską, man atrodo, netgi labiau, negu kad tu jam pasakytum į akis. Tiesą sakant, man atrodo, kad dar ne. Ir esu girdėjusi tokį pamąstymą, kad jeigu moteris nėra rašusi meilės laiškų, reiškia, jinai iš tikrųjų dar nemylėjo niekados. Laiško gavimas nuo kito žmogaus tai parodo, kad jisai tau skiria laiko, kad jisai tau rodo dėmesį, nes jisai atsisėda, pasiema lapo popierių, pasiema rašiklį ir parašo, išlieja savo mintis. Ir man atrodo, kad dabar retas kas rašo laiškus. Aš
aš nežinau, nu, va, tie laiškai, nu, man iš tikrųjų, man asmeniškai tikrai emocinį, labai gilų kažkokį palieka įspūdį, nu, paprastas pavyzdys. Dar kai draugavau su savo dabartinė žmona, jinai man pasiėmė laišką, kai išvažiuoju kažkur toli, nu, netoli, kažkur ten važiuodavau į stovyklą sportuoti ir kokiam, nu, vos ne mėnesį, 3 savaitėm. Tai tas laiškas, nu, būdavo, nu, aš nežinau, nu, kažkoks toks daiktas, kur gali tikrai skaityti, N kartų gali skaityti ir jisai tau, nu, kiekvieną žodį gali iščiulpti iš to laiško. Labai seniai, tikrai labai seniai. Paskutinį kartą. Paskutinį kartą. Paskutinį kartą. Paskutinį kartą.